Sveiki visi, ciao a tutti. Taigi aš jums šiandien pristatysiu šiuo metu Valdovų rūmuose eksponuojamą parodą Italų renesansas iš Vavelio Botticelli Tiziano. Šioje parodoje yra eksponuojami paveikslai sukurti dviejų tapybos mokyklų dailininkų Florencijos ir Venecijos. Eksponuojamus paveikslus sieja moters grožio ir meilės temos. Kiekvienas menininkas jas interpretavo savitai, unikaliai, atskleidė skirtingų siužetų ir kompozicijų kūriniuose. Taigi pradėkime ir pirmasis paveikslas yra Tiziano meilės alegorija. Tiziano ir jo dirbtuvės meilės alegorijoje moteris tapatinama su psiche, tarsi nieko aplinkui nematydama, laukia savo mylimojo, gniaužia meilės dievo Kupidono strėlę ir lanką, net nežiūri į vyriškio laikomą veidrodį. Drobėje meilės alegoriją galime įžvelgti ir XVI amžiaus pradžioje atsiradusi naują tapybos fenomeną, kaip pagrindinės pasaulietinės dailės figūros paveiksluose imtos vaizduoti ir moteris. O iki tol gerokai dažniau centrinės figūros buvo vyrai. Antrasis paveikslas yra taip pat Tiziano, Dievo motina su kūdikiu, šventu Jonu Krikštytoju ir šventąja Cecilija. Tiek Tiziano, tiek ir jo mokyklos darbuose galima įžvelgti Džordžionės tapybos metodą, kai figūros paveiksle pavaizduotos lyg sustabdytas judesio kadras. Žvilgsnių tarp veikėjų žaismas šioje drobėje pabrėžia svarbiausius asmenis – Jėzų ir švenčiausią mergelę Mariją. Ir trečiasis paveikslas yra Sandro Botticelio Dievo motina su kūdikiu ir angelais. Žavėjimasis antika, spalvų plastika, idealizuoto grožio žmonių vaizdavimas – tai bene garsiausio Florencijos dailininko, novatoriaus Sandro Botticelio kūrybos bruožai. Jie puikiai matomi šiame darbe. Ir Medičių dvaro klientų buvęs Botticelis perėmė ten sklandžiusias neoplatonizmo idėjas, skelbiusias grožio ir dieviškumo vienovę. Tapydamas paveikslą Dievo motina su kūdikiu ir angelais, jis taip pat rėmėsi savo mokytojo Fra Filipo Lipio kūrybos principais ir parodė savo erudiciją. Angelo laikomos rožės yra Marijos besąlygiškos meilės atpirkėjui simbolis. Kartu tai ir aliuzija į Senojo testamento giesmių giesmę. Ketvirtasis paveikslas yra dailininko Pariso Bordonės Diana ir Kalista. Pariso Bordonės, garsaus antikinių siužetų tapytojo, vieno reikšmingiausių Tiziano mokinių, paveiksle Diana ir Kalista pasakojamas mitas apie uždraustą meilę. Deivės Dianos pasekėja Kalista, pasiryžusi išlikti nekalta, buvo suvedžiota pačia Diana pasivertusio Dzeuso. Taigi maudynių metu, pastebėjusi, kad Kalista laukiasi, deivė nusprendžia ją ištremti ir galiausiai net nužudyti. Ir penktasis paveikslas yra
Palmos jaunesniojo, Juozapas ir Patifaro žmona, paskutinio Ticiano mokinio ir Venecijos mokyklos aukso amžiaus tapytojo Palmos jaunesniojo drobėje taip pat vaizduojama uždrausta meilė ir aistra, ar veikiau trumpas biblinio pasakojimo siužetas apie tai, kaip Patifaro vergas Juozapas nepasidavė savo šeimininko žmonos gundymams. Vėliau Patifaro žmona apkaltino Juozapą išprievartavimu ir šis buvo įmestas į kalėjimą. Tapytojas būtent ją pavaizdavo kaip skendinčią tamsybėje, o Juozapą moralinės ir dvasinės šviesos apsuptyje. Vienuolio Palmos jaunesniojo paveikslai neretai turėdavo kokį nors moralą, tad katalikų bažnyčios reformą palaikę monarchai ir kilmingieji dažnai įsigydavo jo darbų. Žinoma, kad jų būta ir Lenkijos bei Lietuvos valdovų vazų kolekcijoje. Taigi štai ir viskas. Tikiuosi, kad šis video buvo įdomus, naudingas, kad sužinojote kažko naujo. Ir dėkui už jūsų dėmesį ir iki kitų kartų. Grazie mille e a presto. Ciao.